Sveiki, bandysim nufilmuoti vlogą, mes su Mute šiandien pasiruošę kelioniai. Neaišku, ar viskas pavyks, nes diena buvo žiauriai sunki. Man nulūžo dantis, tada važiavom į patikrinimą dėl apendicito, žodžiu. Ir dar nežinom, ar išskris lėktuvas, bet nuotaika gera. Einam į traukinį. O, žiūrėk, jau judam viskas. Visur spėjom, taip, į minutės. Mes autobuse 2 valandas skridom ir važiuosim į kalnus čia pro Miuncheną kokias 2 valandas ir tada jau būsim vietoj. Keliavimo daug, bet kol kas viskas sklandžiai. Ką tu valgai? Braškės ir ananasą. O aš valgau, žinot ką? Sardinas su guacamole. Dar turiu apelsinus. Tai va, nežinau, ar gerai matėsi, bet iki greit. Šiau einu man Valvedą fotografavau. Gavosi nuo sceną gerą mane. Čia ką darysi? Nežinau, kažkokį jokutį. Čia Ema taip miega prieš slidinėjimą. Aš irgi labai laukiu. Oi, bet jau viskas, einame lovą. Aš jau lovą. Matė susidraugavo su mergaitė iš kur? It's my vlog, so for the vlog. So we just made a new friend. Hi. She's from Nepal, right? Yay. We never met anyone from Nepal earlier. What's your name? Oh, I'm Shashti. Okay, great. Nice to meet you all. Okay, so we're making a picture, right? Yeah. Nu ką, dukra pasiruošus? Žiūrėkit, kaip čia gražu. Man atrodo, mums laikas French fries. Right? Dabar nusileisim, iškilsim ir tada kilsim į restoraną. Okay. Oh my god! Labai pavargu žinokit. Atėjom į restoraną, čia bus mano vienintelis aperolis, nes šiaip nelabai geriu. Bet tokioj vietoj, virš debesų, na, vis tiek leisiu savo. Tai va, nežinau, matos kaip gražu, jinai ieškot savo vaikų. Ema jau be didelio džiaugsmo, nes turi vaikščioti su mama ieškoti aperolio. Tai gal desertuką? Žiūrėkit, iškart nuotaika kita, išsirink. Jeigu gerti aperolį, su tokiu vaizdu. Pavargo mane biškį. Pavargai? Atrodo nieko, bet kaip nulipi nuo to kalno. Keletas minusų. Mes vadinam lepsusu. Pasisakykim. Čili. Ne, guliašas. Geriausias Čili aliejus. O, neaišku, ar jis aplaus. Ir mano tokia gana raudona nosis. Taip. Nežinau. Aš labai saugau savo odą. Bet mes pametėm SPF, tai dabar negalim Kažkam pasisekė su lekiu. Kažkam pasisekė. Tai realybė tokia. Sunkiai painojau, bet slides paliekam ant kalno ir dabar važiuosim valandą laiko atgal iki savo namų. Šiandien mūsų jau 2 diena, važiuojam vėl ant kalną slidinėt. Šiandien apsirengiau geriau, labai kažkaip perpūtė kaklą. Ne tai, kad perpūtė, bet toks truputį paslidinė ir pradeda kutent. Tai šiandien protingiau. Ir vėl mano geriausia Goldbergo striukė, kelnytės, žodžiu, šiandien pasiruošę rimtai. Dar norim suspėti kavos pasimt. Ir pametėm savo SPF, tai dar norim suspėti iki vaistinės nusipirkti SPF. Tai pasimatysim vėliau. Greitas outfito changes. Mutė pasiūlė man pasikeisti striukiam. Tai aš šiandien vaikščiosiu su striukiam, kurios yra... Kokias ten dėmes? Guliašas. Man sunkiausia dalis būna... Mataujame? Batai yra workoutas. Dar žinot, kas yra workoutas? Su kondensonai kitų lygų.
Bet labai patogu, kad slidės ir batai yra... Slidės ir batai yra ant kalno, tai mums nereikia tampytis. Neštis gerai. Kelintą kartą laukiu sniegę, kol mama prifotkins. Tai turi brandą, kuris patinka, tai... Bet supranti, dabar dingo saulė. Dabar lauksime saulės, ane? Neįsim į keltuvės. Gerai. Ufa. Gerai, fotošūtas. Gerai. Ir tada, gal ne taip ant skardžio. Na. Nu ir tada jinai ten taip daro ir taip krenta. Taip? Jo. Bet vis tiek, kad tu uždegi. Mūsų antros dienos pabaiga. Ir dabar kažkas tai nutiko su trasa, kad reikia labai lėtai važiuoti, nes, manau, kad nelabai saugu. Tai dar pralėksim kelis kartus ir jau tada namo. Labai cute miestelio vaibas. Mes einam... Kur mes einame, Mukai? Į urvus tokius. Panašu, kad atradom skaniausią pineapplesą. Aš dar čia labai norėčiau išbandyti kažkokį tai... Pastą iš tikrųjų noriu išbandyti, bet labai tingiu neštis. Tai gal grįžtam. Let's go! Suradom labai gražią mačios plaisą. Ir pažiūrėkit, kokia graži mačia. Yes. And how much is the whole package like? It's about 40 40? euros. Yeah, 39.90. Tai va, tai nežinau, ar dar pratęsim šitą vlogą, manau, kad viskas jau į pabaigą. Ačiū, kad buvot kartu šitam mamos ir dukros pasivažinėjime po Vokietiją. Tai va, pasirodo, taip lengvai nebus, nes jau prasidėjo kalbas, kad lėktuvas nenusileis Vilniuje. Mūsų laukia Kamelytės. Įdomu, kur nusileis.